Tadam! Aš jau susimontavęs savo optinius taikiklius, šiandien atvažiavau į Krūminius, į šūvio klubo šaudyklą ir šiandien galvoju, jog gera diena parinkti savo ginklui šovinį, gamyklinį šovinį. Atsivežiau 4 rūšių Giraitės ginkluotės gamyklos šovinių su skirtingo svorio kulkomis. Na ir žiūrėsiu, kokio svorio kulka geriausiai tinka mano ginklui, kad vėliau galėčiau daryti eksperimentus, užtaisinėdamas šovinį. Važiuojam šaudyti. Na va, 168 greinai, 180 greinų, 147 greinai ir 175 greinai. Na ir man informacija reikalinga tokia, kokio svorio kulka geriausiai tinka mano steel actionui. Na ką, po 5 šūvius grupiai, chronografas, kuris matuoja greitį, na ir žiūrim, kas gaunasi po visų mano manipulacijų su vamzdžiu, po poliravimu ir visų kitų teisingų reikalų, kuriuos aš jau padariau. Šautuvą preliminariai prišaudžiau, ten nėra man svarbu dabar pataikyti tiesiai į centrą, čia kalba eina apie grupę ir tik tai grupę. Nežinau, ar matysis, 826 metrai per sekundę. Aišku, kulkelė labai lengva. Panašu, kad šitas šovinys netinka. Vėdinam, vėsinam. O dabar 180 greinų medžioklinis šovinys su Sierra Game Kingu. Daug kas naudoja tokius šovinius medžiokliai, jie visai neblogi. 5 šūviai. Greitis 763 metrai. Greitis žymiai mažesnis, bet čia yra normalu. Kulka yra sunkesnė žymiai. Na, medžiokliai, net ir trumpų vamzdžių su Sierra Game King kulka, primenu, kad GGG šoviniai, tai būtų visai neblogas šovinys. Medžiokliai yra akivaizdu, jog 180 greinų kulka skrenda žymiai tiksliau negu lengva 147. Na, trečias šovinys, što, ką šiandien turiu, čia bus 175 greinų šovinys Giraitės. Giraitę paėmiau dėl to, jog tikrai neblogi šoviniai, na ir patys pigiausi testams. Važiuojam, 5 šūviai. Greitis 780, neblogai, net ir su 45 cm vamzdžiu. Na ir paskutinis, 168 greinai. Greitis 769 metrai per sekundę. Kažko panašaus ir tikėjausi. Trumpam vamzdžiui tai yra visai neblogai.
Na gerai, va tokie testai šiandien. 4 šoviniai, gamintojas tas pats, 2 šoviniai, 2 svoriai tiko, vienas toks šiaip savo, vienas visai apie nieką. Kodėl tokį testą dariau? Na, kiekvieną kartą kažkokį naują šautuvą prišaudinėdamas rekomenduoju pasiimti gamyklinių šovinių skirtingom kulkom, skirtingais svoriais, pasibandyti, na ir pasirinkti tą šovinį, kuris geriausią grupę renka. Tai labai paprasta. O dabar einam prie taikinio. O ten 147 greinai, lengva kulka nelabai, 180 greinų, labai netgi padoriai, 168 greinai, labai gerai ir 175 greinai, nieko gero. Na ir dabar klausimas tikriausiai pasibaigtų visas. Na štai su tokiom grupėm tikriausiai pasibaigtų visi klausimai ir medžioklėje aš rinkčiausi ko gero arba tą 180 arba 168 greinus. Bet ginklas mano yra 45 cm vamzdžių ir aš noriu šio maksimumo. Tai turiu šitokį paruoštuką pasidaręs. Jį jau testavau, na ir labai noriu parodyti, ką gali šitas trumpas cigaretinis vamzdis. Nes medžiokliai tokių greičių, kas buvo ten su 180 greinų, 750 ar 60 metrų per sekundę, medžiokliai to gana, bet visada norisi daugiau maksimumo. A ne? Einam, paskutinis testas. Na ir iš tiesų diskutavome su kolegom, kodėl tas trumpas 45 cm vamzdis daro panašiai tą patį, na aš turiu menį greitį, grupę, kaip ir 51 cm standartinis 11 tvisto vamzdis. Ir nusprendėm, kad 45 cm vamzdis gyventi gali ir turi teisę būti 10 tviste. 10 tviste greičiai kulkos ir energetika kulkos yra 1:1, kaip 308 su 51 cm vamzdžiu. O dabar einam, aš jums parodysiu 308, kuris yra beveik 30.06. Na ir šitas video tikriausiai jau būtų pasibaigęs ir nustotumėt žiūrėti, nes aš jau atsirinkau šovinį, atsirinkau tai, kas man tinka, kas man patinka ir tai, kas krenta iš mano vamzdžių. Bet nedidelis paruoštukas 308 kalibre, Hornady LDX kulka, pagal draugų duotą receptą šiek tiek jį pakoregavus ir pažiūrim, ką turim. Receptas be perdozavimo, be jokių nesąmonių, ta prasme beveik standartinės 308 kalibrui. Einam, parodysiu. Čia yra beveik 30.06. Todėl, kad čia yra 178 greinų LDX. Daug, ja. Ir šovinys gavosi visai neblogas. Ir einam parodysiu grupę. Šonį mes čia bandėm ir su standartiniais vamzdžiais. Standartiniais 51 cm vamzdžiais. Na ir mano 45 cm vamzdis daro tą patį. Ta prasme, greičiai tokie patys, reiškia energetika tokia pati. Na ir kulka ganėtinai vykusi, o kad grupė renka labai neprastai. Tai va tokie mano video, toks video mano šiandien apie tai, kaip iš trumpos cigaretinio vamzdžio 45 cm trumpo vamzdžio padaryti 30.06. Grupę toj parodysiu. Ar bereikia komentarų? Manau, kad komentarų nebereikia. Geras tas tilakšnis, gerai šauna. Na ir iš tikrųjų, manau, jog visi šitie reikalai, gerumas jo ir grupė, ir greičiai, ir energetika, manau, jog jie yra susijęs tuo, kad užsakėm 10 tvisto vamzdį. Va, tai tiek šiandien toks mano video gamykliniais šoviniais.
viskas liuks, teisingai parinkus šovinį. Na, tiesiog reikia nepagailėti tam tikrų lėšų ir pasitestuoti tos kelis šovinius. Nebukai aš noriu ten kažko konkretaus ar dar kažko. Puikiai šaunu ir gamyklinių šovinių. Na, kaip šauna su darytų šovinių, komentarų, manau, nereikia. Tai toks mano video iš 2 dalių apie Steel Action. Visiems geros dienos. Ate. Čia buvo Rokas.